Skyriuje vandentiekis ir kanalizacija pateikti įvairūs mokymo variantai, kaip projektuoti kanalizacijos ir vandentiekio sistemas daugiaaukščiame visuomeniniame pastate. Pastatas sąlyginai padalintas į zoną A ir zoną B. Projektuojant tualetą zonos A pirmame aukšte, pirmiausia išdėstome klozetus, kriauklės, pisuarus, sukūrėme kanalizacijos sistemą, generuojame vamzdžių išdėstymo schemas, nurodome vertikalaus stovo padėtį, vamzdžių nuolydžius ir kitą. Paskui projektuojame šalto vandens tiekimo sistemą ir redaguojame jos savybės. Nustatome sistemos grafinio atvaizdavimo parametrus, vandens temperatūrą projektuojamoje sistemoje, pasirenkame sistemos skaičiavimo būdą ir kitą. Toliau projektuojame karšto vandens tiekimo sistemą ir redaguojame jos savybės. Visas zonos A pirmame aukšte sukurtas sistemas kopijuojame per aukštus, sujungiame sistemų vertikalius vamzdžius, įkeliame ir prijungiame vandens siurblį, šildytuvą, pridedame aksesuarus, patikriname sistemos spragas ir neprijungtus jungimo elementus ir jeigu reikia, redaguojame sistemą. Pasižiūrėkite video pamokas, kaip įkelti projektą ir prijungti prie sistemos vandens šildytuvą. Atsidarome rūsio planą pamatai. Plane nurodysime prietaisų išsidėstymo vietą. Interface Systems pasirinkame Mechanical Equipment, o dialogo lange Properties iš mechaninių prietaisų sąrašo pasirinkame vandens šildytuvą ir nurodome jo padėtį sienoje. Atsidarome 3D vaizdą ir vizualiai patikriname rezultatą. Projektą išsaugome ir pereiname prie kito etapo. Prijungsime vandens šildytuvą kaip vartotoją į šalto vandens tiekimo sistemą. 3D vaizde pažymime prietaisą. Instrumentų juostoje pasirenkame komandą Connect Into. Iš galimų prijungimų sąrašo pasirenkame šalto vandens tiekimo sistemą Domestic Cold Water. Kursoriumi nurodome šalto vandens tiekimo sistemos vamzdžio segmentą, prie kurio reikia prijungti. Programa sugeneruoja prijungimą. Dabar vandens šildytuvą prijungsime prie karšto vandens tiekimo sistemos kaip tiekėją. Pažymime prietaisą, pasirenkame komandą Connect Into, pasirenkame karšto vandens tiekimo sistemą Domestic Hot Water, kursoriumi nurodome karšto vandens tiekimo sistemos vamzdžio segmentą. Programa sugeneruoja prietaiso prijungimą prie sistemos. Dabar galima paredaguoti sistemą. Pažymime reikalingą vamzdžio segmentą ir ištriname jį. Trišakį pakeisime į alkūnę, pažymime jį ir spaudžiame minuso ženklą. Vandens šildytuvas projekte būdamas vartotojų gauna šaltą vandenį ir šildo jį, o tada kaip tiekėjas tiekia karštą vandenį į karšto vandens tiekimo sistemą.